tikrai negalvokit, kad aš nesiklausau jūsų ir neatsižvelgiu. Jeigu prašot, kad reikia ir aukso analizių, tai turėsim ir aukso analizės, ir treidus, ir pakalbėsim apie tai. Aš principė ekskliuzyviai treidinu kripto, bitkoiną, ethereumą, solaną, kai kurios meme coinus, bet taip pat, kadangi veksas turi, tai treidinsim ir auksą, nes auksas dabar labai hot ir pagal šitą čartą dieninį eikim, veksas, kadangi neseniai auksą pridėjo, tai turi nuo spalio mėnesio čartą, bet pasižiūrėkit paskutinis, koks realiai yra. Tai tikrai labai hot ir mes taip pat treidinsim ir stebėsim. Ir daugiau apie tai pakalbėsim video eigoj ir ateityje, ar ne? O dar vienas dalykas, kad jeigu dabar žiūrit mūsų video per YouTube, tai būtinai, jeigu norit treidinti per štai šią programėlę kartu su manimi, wow, koks tampas, 700 dolcų jau. Jeigu norit kartu treidinti su manimi, tai būtinai pasiekit pirmiausia, yra video aprašymas, matysite Telegramą, ant jo paspausite, rasite įvairiausią info, kaip man sekasi dabar, kaip sekasi mūsų grupiai ir taip pat rasite ir VEX programėlės nuorodą. Tenai nereikia tapatybės patvirtinimo, gaunate didelius bonusus ir didelį leverage. Ir taip pat, jeigu norėsite prie mūsų privačių grupių prisijungti, taip pat 20% nuolaida. Taip pat. O taip pat, jeigu nenorit eiti į Telegramą, yra ir registracija VEX iš karto štai čia aprašyme. Tikiuosi, po 2 dienų padarysiu pilną mokymų video, nemokamą, kurį patalpinsiu į YouTube, kuriame apkalbėsiu, kaip į VEX programėlę įsidėti pinigų, kaip atidaryti long, short pozicijas ir kaip bendrai naudotis ar ne šitą programėlę. Tai visa šita info bus artimiausiu metu. Šiuo metu galite tiesiog paspausti ant VEX programėlės, go to site, čia įrašti savo L paštą, claim your reward, prisijungiat ir tada važiuojam, ar ne? O po kelių dienų bus mokymai. Tai vat, tiek apie šituos dalykus ir dabar pažiūrėkim, ką auksas veikia. Boom. Žiauriai paprastas, lengvas setupas. Realiai dabar galėtumėm uždaryti poziciją, būtų plus easy 700 dolerių. Bet truputėlį dar pažiūrėsim, kaip toliau vystysis price actionas, nes kaip minimum turėtumėm supildyti visą šitą zoną. Visą šitą zoną. Nuo šitos zonos mes pradėjom ir čia jokio pasipriešinimo praktiškai nėra. Tai jau būtų pats laikas susirinkti, bet mane tenkintų ir būtent jeigu price actionas apsistotų štai šioje vietoje. Tada galėtumėm žiūrėti struktūrą, ar ne, reiktų jau žiūrėti ne ant valandinio, o reiktų žiūrėti bent jau ant 5 minučių, kaip toliau vystosi. Ir kadangi jau tokią gražų, ar ne, kritimą gavom, turėtų būti follow through didesnis, nes mes turim visus šitus laiptelius. Jokio visiškai pasipriešinimo. Stepas turėtų atrodyti iš esmės štai taip. Bet pažiūrėsim, ar galim tai gauti ir akilai stebėsim struktūrą. Tai vat, truputėlį sugrįšim prie aukso, truputėlį vėliau pasižiūrėkim, ką veikia bitkoinas tuo metu. Bitkoinas turėtų turėti nedidelį bounce'ą. Jo, nežinau, kodėl pasišalino mano setupai visi. Iš naujo dabar buvau prisijungęs, tai iš naujo greitai pasidarysim. Jokių problemų. Ir matome, kad bitkoinas gražią V formą gavo. Tuoj pasidarysim viską iš naujo. Pasidarysim range'ą 4 valandų. Galėsit pažiūrėti nuo pradžių iki galo, kaip aš braižausi, ar ne?
Mes jau per paskutinius video viską buvom apkalbėję. Jo šito range aš noriu treidinti apatinę zoną. Ir tikėkime, kad čia yra tik tai laikinas bounce'as. Ir gausim tolimesnį follow through, ar ne? V-shape agresyvi forma. Tokiose formose mes nenorim dalyvauti ir mes pagrinde longo norim iškoti va šitoje zonoje. Galėtų būti dar vienas dumpas ir šitoje vietoje jau pradėčiau iškoti open interest, CVD divo ir aišku break of structure. Visos tos kombinacijos įgaunam visus tris, galim drąsiai įeiti į tradą ir gauti tikrai bent jau laikiną bounce'ą ir gerą entry. Tai yra vienas pagrindinių dalykų, kaip aš treidinu. Tai va, Bitcoinas labai gražiai atrodo, labai gražiai. Prasitęskim štai čia. Supratau, grįžkim prie aukso. Auksas dabar įdomiausiai mums turėtų imponuoti. Imkim ant valandinio. Pažiūrėkim, kaip auksas atrodo. 15 minučių truputėlį detaliau. Yra prie range low, galim kažkokią tai laikiną bounce'ą gauti, bet pažiūrėkim, turim apačioje fair value gapą. Štai šitoje vietoje. Čia jau kelis kartus testinom, pažiūrėkim, ar galim breakinti šitą vietą. Ar galim candle close gauti po apačią bent jau 15 minučių, tai būtų didelė indikacija, kad toliau į apačią keliausim. Tai neturi būtinai įvykti dabar, bet jeigu tai įvyktų dabar, būtų, man atrodo, agresyvus dumpas. Tai kol kas tiesiog ramiai pastebėsim šitą price action, bet kol kas nieko neturim. Kol kas bikinam. Atrodo, kad norim atgal sugrįžti. Bet mūsų entris labai geras, dėl to norisi laikyti šitą poziciją kol kas atidarytą. Ir aš pilnai tiesiog sutinku neuždaryti, ar ne, tarkim dabar 800, plus 800 pliuso būtų, jeigu dabar uždaryčiau, bet jeigu mes toliau dumpintumėm, labai geras treidas būtų. Ir aš esu linkęs surizikuoti šitoje vietoje. Jeigu mes pradėsim vėl kilti, eiti link entrio, uždarysiu plus 200-300 pliuso, viskas ok, palyginus su potencialu, kurį galime turėti, ar ne? Kurį galime turėti, nes setupas atrodo štai taip. Drąsiai, visas šitas dar kilimas. Sick treidas būtų, kaip pirmas mano treidas, kurį dabar parodysiu kanale. Jesus! Nagi. Nagi, užsidaryk po apačią. 1100. Nu, čia ilgesnis video gausis, negu kad būčiau norėjęs. Nagi, breaking, šitą fair value gapą, breaking. Tuoj greitai įlysiu. Spotas, tarkim, nesvarbu. Kol kas labai gerai, kol kas labai gerai. Viskas einasi. Tuoj tik noriu nusistatyti čia, kad nereiktų man šokinėti. 15 minučių. Ne tą atidarė. Paka. Kodėl nėra vekso čia? Čartą vieną atidarinėjau dabar per telefoną. Tebūnė. Kažkodėl nebuvo.
8 minutės iki 15 minučių candle close, bet kol kas labai agresyviai. Nu čia, jeigu nuo šitos vietos mes comebackinsim ir užsidarysim, tai uždarau šitą shortą. Tai kol kas palaukim, pažiūrėkim, gal ilgesnis video bus. Jeigu šita 15 minučių žvakė po apačią užsidaro, tai turėsim gerą damperūnį. Gerą damperūnį. O dieve, kiek susirinkt galim čia. Nes pirmas realus resistance yra būtent šitoje vietoje, nuo kur ir prasidėjo visas tas kilimas, ar ne? Realiai, va šita visa, va nuo čia mes jau galim gauti kažkokį tai didesnį bounce'ą, pradėti formuoti didesnį range'ą, nes čia nieko, čia nėra pasipriešinimo. Čia galbūt yra maži pasipriešinimai, bet daugiau, ta prasme, čia pažiūrėkit, kas yra koks glaustas price action. Čia, va taip, boom. Bartalomėjus šitoj vietoj. Sik. Labai gražus treidas. Labai gražus treidas. Pažiūrėkim, ar gausim follow through. Galim taigi pasėdėti, ar ne? Biški pasėdėm. Oi, baibitas, kur mano veks. Labai nice. Kol kas taip vikina. Nėra geras ženklas. Bent jau, tarsi, pilnai gali būti ir kitas scenarius. Nes čia mes tikrai galim sugrįžti šitą fair value gapą. Mes galim paranginti, vėl pakaupti orderius tiek ar ne longam, tiek shortam. Kada market makeris ar ne nuspręs, bum, išvykinam ir tada toliau ją čia keliaujam. Bet entris yra labai geras, dėl to aš jo nenoriu prarasti, nes turim labai didelį potencialą. Dėl short term gaino, ką dabar aš galėčiau padaryti, uždaryti, padaryti ir uždaryti, tikrai nėra verta taip save psichologiškai spausti. Ir verta išlaukti, kaip užsidarys bent jau šitos 15 minučių dabar, užsidaro po fair value gapu šituo, kas, aš nematau, dėl ko mes turėtumėm dabar atgal sugrįžti, nes mes turim visą šitą likvidumą. Čia yra būtų labai kvaila. Nebent, jeigu trūksta orderių, mes galėtumėm toliau, čia ar ne, dar daugiau pritrepinti, kad, čia laikinas kritimas, truputėlį dar prikaupiam ar ne, longus pritrepinam ir tada pakartotinai nuo supply zonos ją pačią keliaujam toliau link čia. Tada jo, aš suprantu, kad bet net ir tuo atveju mano entris labai geras ir galim tik prie pozicijos papildomai dar pridėti. O kol kas aš nematau niekaip, kodėl aš turėčiau dabar uždaryti treidą. Ar bent jau dalį, man neapsimoka tiesiog. Tai jau, pasižiūrėkim toliau. Vėl gazina savikų, bet labai jau žemai ėjom ir panašu, kad jau mes į šitą zoną nebegrįšim. Panašu, kad visa šita viršutinė dalis yra mum jau uždaryta. Visa šita viršutinė dalis yra uždaryta ir mes galim laikiną relief gauti, ko aš irgi nenoriu, nes noriu, kad pilnai būtų jau duris uždarytos po šito fair value gapu ir tada keliaujam link šitos demand zonos. Čia būtų tobuliausias variantas, nes tokį entry pagauti tikrai nėra lengva. Nėra lengva. Ir mes tai padarėm.
Pažiūrėkim. Liko mažiau nei 3 minutės iki close. Nebent kažkas labai agresyvaus nutiks, tada užsidarysim, bet kol kas atrodo, kad mes čia ir liksim. Panašu, kad mes čia ir liksim. O taip ir sėdit, čilinat, laukit, kol pinigai pas jūs ateis, nuobodžiai, išlaukit zonų, žinot, kada entrinti ir viskas. Pasidarykim clean, kad būtų dabar, nieko čia mums nereikia, šitų range'ų nereikia, tegul būna clean, va taip. Pažiūrėkim. 5 minučių mes jau senai uždarę po apačią. Čia kol kas žalia žvakė. Būtų labai gerai, jeigu šitą žvakę 5 minučių paliktų raudoną, kaip dabar nori jinai pasidaryti ir tada easy bus. Tuoj su 2 telefonais. Tuoj pala, pasižiūrėkim 5 minutės. 5 minutės užsidarys irgi po minutės 40. Nagi, dumping. Dump it. Dumperoonie. Nudumpink ir uždarom video. Uždarom ir tada laukiam kitos dienos. Ne, nebūk žalias. Nebūk žalias. Būk raudonas. Minutė liko. Jau visiškai čia ant plauko kapo dabar reikia, kad nudumpintų baisiai nudumpintų. Mažiau nei minutė. Galim taip ant extreme, ant minutės įsijungt, bus biškį įdomiau stebėti. Pala, šitas judansis ar ne? Gerai, reikia užlokinti. Lockit, kad galėtumėm laisvai vaikščioti. Ne, minutė tai labai baisiai atrodo. Atrodo, kad visiškai nudumpins. Minutė atrodo labai baisiai, atrodo, jokios vilties. Atrodo, kad short termo net neturėsim. Tuoj, 5 minutės užsidarinėjo už 20 sekundžių. Nope. Panašu, kad turėsim neblogą treidą. Jau viskas 5 minutės klausinau. Atrodo štai taip. 15 minučių klausino. Atrodo štai taip. Užsidarė pilnai. Nematau priežasties, kodėl neturėtume susirinkti šitą. Bet dėl visa ko, jeigu grįžtumėm dalį pozicijos uždarysiu, turim plus 1,4 k pelno, mokesčiai kiem 5. Easy tradas. Realiai laivų dabar bendraujam, žiūrim. Užmetam liuksą. Ir neužmirkit pasidaryti šitų dalykų, nueiti į mūsų telegramą, pafollowinti ir užsiregistruokite Vexe, geriausia šiuo metu programėlė. Nereikia tvirtinti tapatybės čia. Nereikia rodyti ir ne, čia privatumas numeris 1 dalykas šiuo metu. Tai vat, ir gausit per mūsų linką įvairiausių dar nuolaidų, bonusų ir galėsit dar prie mūsų grupių privačių prisijungti su didesnė nuolaida. Tai va, tikiuosi patiko video, užmetam laiką. Dar kartą paminėsiu, kad kai jau pradėsim rinkti daugiau ar ne peržiūrų ir laikų, man svarbiausia, kad bent jau 100 surinktumėm, pradėtumėm po 100 rinkti, tai pradėsim daryti sesijų laivus, tai London Open, New York Open, AM, PM sesijas, Asia gal paliksim šone biškį, jeigu nesimiegos, tada darysim, bet kol kas, wow, toliau dampina. Bėlė, kas čia vyksta. Tai paliksim vėliau šitas visas sesijas ir kai pasieksim, jau pradėsim daryti. Ir net nebejoju, kad pasieksim, bus labai smagu live streaminti YouTube'ai. Tai va, užmetam laiką ir pasimatysim vėliau.